Sveiki, aš esu Ingrida Šarkiūnaitė, verslo ekonomikos ir vadybos katedros vedėja. Aš esu Rasa Kanapickienė, finansų ir apskaitos katedros vedėja. Šiandien mes norėtume pristatyti naują programą Ekonomika ir vadyba. Šią programą pradėjome kurti jau prieš 4 metus. Tai yra, pirmiausia, išanalizavom užsienio universitetų patirtį ir pastebėjome, kad studijos, kurios apima ekonomiką ir kartu vadybą, yra labai populiarios. Jau pasiekėm tokį lygį universitete ir mūsų fakultete, kad kalbėdami apie vadybą, kalbėdami apie ekonomiką, mes bandom vis dėlto tą teoriją pritaikyti ir mokinti, praktiškai pritaikyti studentų. Mūsų programa ir yra skirta tam, kad vis dėlto išmokinti ne tik tai vadovėlinių tiesų, bet pamokinti studentus, pamokinti jaunus žmonės, kaip tą teoriją taikyti praktiškai. O to mes ir stengiamės siekti. Aš manau, kad tai yra kilnus tikslas. Vienas iš pagrindinių privalumų yra, kad studentai nuo 3 kurso jau gali rinktis vadybos ir verslo gretutinę kryptį, kurioje specializuojasi 4 kryptyse. Tai finansai ir apskaita, verslo ir viešojo sektoriaus vadyba, žmogiško ir socialinio kapitalo vadyba, marketingo ir rinkų konkurencija. Aš esu labai patenkinta studijomis šiame fakultete, nes paskaitų metu mes įgijom ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių. Dėstytojai paskaitų metu pateikia ne tik teorinę informaciją, kurią reikia mokytis mintinai, bet ir praktinius gyvenimiškom situacijom susijusius uždavinius, kurie yra labai naudingi. Taip pat paskaitų metu mokomės ne tik kaip vesti apskaitą, bet ir kaip analizuoti visus duomenis ir panašiai. Aš manau, kad šios studijos bus man labai naudingos ateityje. Mūsų naujoje programoje yra sukurtas naujas praktikos modelis pagal Aalborgo universiteto integratyvaus atvejo analizę, kai studentai yra buriami komanda, gauna konkrečios įmonės ar organizacijos atvejį, jį analizuoja, eina į tą įmonę. Ir toks atvejis, būtent tokia forma, sakyčiau, yra pati įdomiausia studentui, labiausiai jį įtraukianti, duodanti daugiausiai pagalvoti ir daugiausiai atsakomybės už tą rezultatą, kokį tu padarysi. Ir man atrodo, kad pačiom studentėm irgi buvo daug įdomiau negu daryti paprastą praktikos ataskaitą. Entuziastingi veidai ir šypsenos rodė jų pritarimą tokiai formai praktikos. Baigus įgyjamas 2 diplomas. Tai yra ekonomisto pagrindinės studijų diplomas ir vadybos ir verslo gretutinių studijų diplomas. Aš manau, kad tokių studentų, tokių specialistų parinkimas reikalingas. Ir aš galvoju, kad vadyba ir ekonomika tai yra baziniai dalykai, kurie reikalingi bet kokiam vadovui, bet kokiam specialistui ar atskiro padalinio vadovui, ar pradedančiam verslininkui.